Ukraina planavo užtvindyti Maskvos oro uostus dirbtinio intelekto valdomais dronais. Štai tokia antraštė. Kalbant apie rizikingą statymą, sunku sugalvoti ką nors didesnio, kas dar atrodytų tikėtina. Ir vis dėlto ši istorija darosi dar įdomesnė. Iš kur atsirado šis planas? Kodėl jis, kaip teigiama, buvo atšauktas? Ir jei akimirkai užsidėtume folijos kepuraites, kodėl galbūt visa tai yra didesnio plano dalis? Taigi šiandien aptarsime šio plano detalės, paklausime, ar jis būtų buvęs veiksmingas, atskirai paklausime, ar tai būtų buvusi gera idėja. Ištirsime, ką tai gali pasakyti apie neseniai Kijeve vykusią rūmų intrigą ir pasvarstysime, ar ateityje dar galime išvysti tokią operaciją. Bet pradėkime nuo to, ką žinome apie tariamą planą. Taikinių buvo Rusijos oro uostai, ypač esantys aplink Maskvos miestą. Ukraina juos užpultų mažais dronais, didesniais už per operaciją voratinklis naudotus kvadrokopterius, bet vis tiek mažesniais nei tie, kurie tapo įprasti per logistikos trikdymo, naftos perdirbimo gamyklų ir laukinių uogų kampanijas. Jie keliautų iš Ukrainos, užlietų Rusijos oro gynybą ir bombarduotų viską, ką tik pamatytų. Projektas gavo kodinį pavadinimą M&Ms, atspindintį dronų kiekį ir dydį. Pagrindinis tikslas čia buvo padaryti oro keliones aplink Rusiją neįmanomas ir gerokai pranokti ankstesnius oro eismo kontrolės trikdymus ar laikinai nustatytas neskraidimo zonas, kurios buvo taikomos siekiant padėti Rusijos kariuomenės priešlėktuviniai gynybai. Kaip puikiai žinome, dėl neseniai kilusių grėsmių tarptautiniam laivybai, kapitalui imlios pramonės šakos, norėdamos veikti, turi turėti draudimą. Kai tik lėktuvai tampa bombų taikiniais, draudimo bendrovės arba pradeda atšaukti savo polisus, arba kita vertus šie polisai vis tiek neapima karo veiksmų. Bet kuriuo atveju oro linijos saugo savo investicijas perkeldamos lėktuvus į rytus, o tarptautinių oro linijų atveju jos tiesiog visiškai palieka šalį. Ši paskutinė dalis ypač rūpėjo Ukrainos karo planuotojams, kurie norėjo įtikinti Turkish Airways ir Emirates, kad Rusija nėra geriausia vieta verslui. Nors operacijai buvo ruoštasi kelis mėnesius, ji buvo atidėta, kai buvęs gynybos ministras Mikhailas Fiodorovas faktiškai buvo atleistas iš savo pareigų Liepą. Ir jei paklausite Ukrainos apie tai, ji neigs, kad tokia operacija kada nors buvo planuota. Toliau turime aptarti daugybę skirtingų operacijos aspektų. Bet pradėkime nuo pačio pagrindinio klausimo. Ar tai būtų buvę veiksminga? Ir manau, kad pagrindinė tema čia turėtų būti atsargumas. Ar tai būtų tapę pagrindinę tarptautinę naujieną? Taip. Drąsiai galima manyti, kad karo žiniasklaida tą dieną būtų turėjusi daug medžiagos, kaip ir po voratinklio įvykių. Ar tai būtų sukėlę didžiulius ekonominius trikdžius? Be abejo. Atsiprašau šią paralelę, bet yra priežastis, kodėl Bin Ladenas ir jo bendražygiai taip stipriai koncentravosi į aviaciją. Oro uostai yra ekonominiai centrai, nuo kurių priklauso įvairūs sektoriai, nuo verslo iki turizmo. Sunaikinti šią pramonę iš esmės reiškia padidinti skausmą daug kartų. Todėl jie ir toliau taikėsi į aviacijos pramonę, nepaisant vis naujų saugumo priemonių. Tačiau, be šių aspektų, nesu tikras dėl šios priemonės naudingumo. Pradinė ataskaita apie tariamą operaciją prasidėjo taip, cituoju. Šių metų pradžioje Ukrainos pareigūnai kreipėsi į prezidentą Volodymyrą Zelenskį su rizikingu nauju planu užbaigti karą su Rusija. Dabar aš nežinau, ar tai buvo autoriaus pasirinkti žodžiai, ar tai buvo pareigūnų, kurie nutekino informaciją, vertinimas. Bet kuriuo atveju turime atsisakyti įprasto stereotipo, kad viena paprasta gudrybė užbaigs karą. Nebent planas iš tikrųjų sunaikina priešininko kariuomenę arba nušalina priešininko režimo vadovybę ir garantuoja, kad kitas į valdžią atėjęs lyderis atšauks kariuomenę. Tai taip neveikia. Operacijos suteikia svertą, jos pakeičia jėgų pusiausvyrą tarp šalių ir pakeičia numatomas karo tęsimo sąnaudas. Tačiau ar jos padeda užbaigti karus priklauso nuo sudėtingos sąveikos su derybų 30-20 trikdžiais. Vien sverto pakanka operacijai pateisinti. Taigi tuo ir apsiribokime kalbėdami apie operacijos atskleidimą, nes vien jo visiškai pakanka pagrįsti jos svarbą. Vis dėlto manau, kad turėtume turėti realistiškus lūkesčius dėl to, ką tai duotų tiek sverto, tiek derybų trikdžių požiūriu. Taigi, pagal teoriją, sutrikdžius oro uostų darbą, šalies oligarchai supyktų ir kreiptųsi į Putiną, priversdami jį persvarsyti karo veiksmus.
Gerai, sutinku, tai supykdys oligarchus. Oro uostai, ypač Rusijoje, daugiausia aptarnauja aukštesnąją klasę. Tačiau juk aukštesnioji klasė nuo pat pradžių nebuvo sužadėta šiuo karu. Pakartokite su manimi. Invazija yra turto perdavimas iš oligarchų Rusijos darbininkų klasiai, vykdant Putino tuštybės projektą. Galbūt anksčiau jie su tuo ir taikstėsi, bet čia mes brėžiame ribą. Tačiau oligarchai netrodo ta Rusijos dalis, kuriai reikėtų keisti požiūrį į karą. Jei darbininkų klasė gauna naudos iš karo, tuomet pakenkti jiems yra būdas sukurti didesnę koaliciją prieš Putiną. Degalinių tiekimo grandinių trikdymas ir Wildberry sandėlių sprogdinimas turės daug didesnį poveikį nei atakos prieš aviacijos objektus. Nepaisant šių išlygų, aš vis dar neišdėsčiau argumento, kad M&M's būtų buvusi bloga idėja. Sukelti bendrą ekonominį chaosą Rusijos viduje yra gera idėja, net jei tai negarantuoja karo pabaigos. Tačiau kartu su tuo atsiranda ir tam tikrų rimtų rizikų. Viena iš šios operacijos gudrybių yra užtikrinti, kad visi maži dronai pataikytų į norimus taikinius. Tai nėra paprasta užduotis, ypač kai mažesni dronai reiškia mažesnius sprogimus. Kalbant apie tokį objektą kaip Wildberry sandėlis, Ukraina turi omenyje GPS koordinates ir žino, kaip atrodo sandėlis bei kelią iki jo iš palydovinių nuotraukų. Taigi, jūs siunčiate savo dronus. Jei jie išvengia GPS trukdymo, puiku. Jei ne, tikėtina, kad jie turi dirbtinio intelekto taikymosi sistemą, kuris stengsis atlikti užduotį iki galo. Oro uosto situacija yra sudėtingesnė. Jei viskas, ką bandote padaryti, yra sunaikinti terminalą, tuomet galite be problemų vadovautis tuo šablonu. Tačiau yra dvi problemos. Pirma, terminalai nėra degus. Smog į naftos perdirbimo gamyklą arba sandėlį pilną kartoninių dėžių ir taikinys praktiškai pats užsidega. Smog į terminalą ir galbūt padarysi šiek tiek žalos turtui. Daugiau nieko nebus. Dar blogiau, tvarkingas terminalas nėra būtinas, kad oro uostas veiktų. Iš tikrųjų, tu nesustabdai taikinio. Taip, tu perdodi žinutę, bet kiekvienas, kuris nenori jos girdėti, vis tiek gali skristi kaip nori. Savo ruožtu, Ukraina norėtų pataikyti tiesiai į pačius lėktuvus. Rusija negali išspręsti šios problemos tiesiog atsiųsdama daugiau lėktuvų, nes tai sužlugdytų draudimo reikalus. Tikriausiai dar blogiau, nei jei būtų smogta tiesiai į terminalą. Tačiau taikymasis į lėktuvus prideda naują sudėtingumo lygį, nes jie nėra statiški GPS koordinatės. Sprendimas čia yra naudoti autonominį taikinių parinkimą dirbtiniu intelektu. Dirbtinio intelekto sistemos žino, kaip atrodo lėktuvai, todėl kai jos pasiekia oro uostą, pradeda ieškoti taikinių ir atitinkamai sprogsta. Tačiau čia susidurėme su antra pagrindinė šios strategijos problema. Tai yra civiliniai oro uostai, todėl ten nuolat vaikšto civiliai gyventojai. Sprogdinimas terminale greičiausiai sukeltų civilių aukų, nors jų tikriausiai būtų nedaug, nes pastatas sugertų didžiąją dalį sprogimo jėgos. Lėktuvai visai kas kita. Jie nėra pagaminti iš betono ir yra pilni reaktyvinių degalų. Jei pataikys į lėktuvą pilną keleivių, ne visi iš jų spės ištrūkti iš ankštos erdvės. Kaip būtų galima sumažinti šią riziką? Stebėti konkretų lėktuvą ir ieškoti matomų požymių, kad jame yra keleivių, o ne tiesiog stovi tuščiame perone. Tai mums, žmonėms, yra pakankamai paprasta užduotis. Tačiau šiuo metu Ukraina pasikliautų autonominėmis sistemomis, kurios priimtų sprendimus dėl sunaikinimo. Tokių dalykų šiame kare tokiu mastu dar nebuvo. Kaip šalutinis komentaras, kurį netiesiogiai aptarsime šio vaizdo įrašo pabaigoje, kai kalbėsime apie galimybę, kad Ukraina vis tiek įvykdys šią operaciją. Lengviausias šios problemos sprendimas yra leisti Starlink bendrauti su dronais. Tai užtikrintų, kad žmogus prižiūrėtų visą taikinio naikinimo procesą. Kaip žinote, Elonas Muskas priešinasi tam, kad Starlink tokiu būdu dalyvautų kare. Taigi, atrodo, kad šiuo metu tai nėra galimybė. Bet įsivaizduokite, kad Ukraina vis tiek tai padaro. Tada turėtume situaciją, kurioje visos šalys sutiktų, kad žmogaus priežiūra viso proceso metu yra geriau. Arba bent jau manau, kad Kyjivas, Kremlius ir Maskas verčiau matytų sunaikintus tuščius lėktuvus, nei lėktuvus pilnus žmonių. Bet jei Maskas griežtai laikysi šios taisyklės, galbūt iš tiesų pamatysime, kad šį sprendimą priima dirbtinis intelektas. Tačiau tai nėra dabartinis planas. Pasak ataskaitos, Zelenskis išreiškė abejonių dėl operacijos vykdymo dėl pavojaus civiliams.
Kad būtų aišku, Ukraina parodė norą rizikuoti civilių saugumu, kai taikinio vertė yra pakankamai didelė. Štai kodėl Wildberry smūgiai tęsiasi. Šis atvejis skiriasi tiek sėkmės nauda, tiek rizikuojamų civilių skaičiumi. Tai taip pat atrodo kaip didelė rizika, ypač kai Kremlius ieško preteksto pradėti naują mobilizacijos bangą. Jei leistumėte man pateikti dar vieną palyginimą su rugsėjo 11-ąją. Viena iš daugelio priežasčių, kodėl Bin Ladenas nebuvo mėgstamas kitų, buvo ta, kad per atakas žuvo 372 neamerikiečiai iš 102 skirtingų šalių. Svarbu paminėti, kad tarp jų buvo vienas rusas ir vienas ukrainietis. Paprasčiau tariant, jei pradedi žudyti žmonės oro uoste, labai sunku pasiekti, kad aukomis taptų tik rusai. Kaip paskutinė mintį šiuo klausimu, logika, kurią ką tik apibūdinau, yra praktinės strategijos reikalas. Dauguma komentarų, kuriuos mačiau vakarų sluoksniuose po šios ataskaitos paviešinimo, yra apie tai, kaip toks išpuolis pažeistų daugybę įstatymų, karo įstatymų. Manau, verta pažvelgti į do ukrainiečių perspektyvos. Šaliai jau neberūpi, ką apie situaciją mano koks nors vakarų teisininkas, sėdinti savo teisinėme dramblio kaulo bokšte. Jau daugelį metų Ukrainos viduje nevyksta civiliniai skrydžiai, o kai kurie jų oro uostai atrodo štai taip. Jei operacija būtų iš esmės naudinga, Ukraina ją įvykdytų. Būtent praktinės problemos kol kas sulaikė Ukrainą nuo šios strategijos. Toliau, įtariu, kad ataskaita gali atskleisti naujų detalių apie rūmų intrigas Kyjive vykusias Liepą. Negaliu prisiminti nė vieno, kurio visuomenės nuomonė būtų taip greitai pasikeitusi, kaip tai nutiko buvusiam gynybos ministrui Michailui Fedorovui. Nenuostabu, kodėl jis tapo populiarus. Akivaizdu, kad šis žmogus yra nestandartinio mąstymo meistras. Jeigu jis vadovautų Ukrainai, šiame kanale man niekada nepritrūktų įdomaus turinio. Tiesiog pagalvokite apie visą tai. Kietiniai logistikos smūgiai, siekiant paralyžiuoti Krymą. Taškų sistema, pagal kurią Ukrainos daliniams už vertingų taikinių sunaikinimą skiriama daugiau įrangos. Tikriausiai Wildberry smūgiai. Ir dabar ši operacija. Nepaisant to, ar tai būtų buvusi gera idėja ar ne. Tai Zelenskis de facto jį atleido. Tiek visuomenės nuomonė Ukrainoje, tiek vakarų komentatoriai pasipiktino. Iš šios perspektyvos, Zelenskis priėmė absurdišką sprendimą palaikyti senosios mokyklos sovietinės strategijas, kurias taikė Syrskis, o Fyodorovo atleidimas reiškia korumpuotos šalies oligarchijos gynimą. Galbūt prisimenate mano komentarus šią temą, kai viskas vyko. Mes nesupratome visų tuo metu vykusių asmeninių įtampų ir politiškai buvo patogu kaltę suversti tam, kuris prašė siųsti daugiau vyrų į frontą. Tačiau mes kaip pašaliniai iki galo nesuprantame kompromisų ir buvo pagrįsta nuomonė, kad Ukraina iš tiesų turi teikti prioritetą gyvai jėgai fronte. Tuo tarpu Fyodorovas buvo pateikęs Zelenskiui nereikalingą ultimatumą. Arba jis atleidžia jį, arba Syrskį. Atsižvelgiant į situacijos vaizdavimą, lengva suprasti, kodėl Zelenskis vėliau atleido Fyodorovą. Puikiai geba mąstyti nestandartiškai? Taip. Gerai skaičiuoja politinius žingsnius? Nelabai. Tęsiant šią temą, persikelkime į praėjusią savaitę. Fyodorovas ėmėsi politinio žaidimo, raginamas Ukrainą surengti rinkimus, prieštaraujančius Ukrainos konstitucijai. Būtent čia visuomenės nuomonė apie jį akimirksniu pasikeitė. Fyodorovas pavertė situaciją asmeninę, iš esmės mesdamas iššūkį Zelenskio prezidentūrai, nors to aiškiai ir nepasakė. Priežastis, kodėl tai dabar miniu, yra ta, kad viena iš paaiškinimų, kodėl oro uosto operacija buvo sustabdyta, buvo ta, kad Fyodorovas buvo nustumtas į šalį. Arba bent jau taip tai yra pateikiama. Tačiau jei leisimės į spėliones, galima manyti, kad priežastinis ryšys čia yra atvirkščias. Su visa kūrybiškumu, Fyodorovas yra tas žmogus, kurį norėtum turėti savo komandoje. Tačiau nėra aišku, ar jis suprato savo vaidmenį. Vien todėl, kad manai turi sumamų planą, tai dar nereiškia, kad tai gera idėja. Aš tikrai apibūdinčiau oro uosto operaciją kaip sumanę. Nesu tikras, ar tai gera idėja, nes tai apima daug platesnį politinį kontekstą, nei galbūt gynybos ministras yra pasiruošęs nagrinėti. Ir vėlgi, atrodo, kad politiniai skaičiavimai yra Fyodorovo silpnoji vieta. Dar kartą, tai yra gryna spekulacija, bet galima įsivaizduoti, kad Fyodorovas vis reikalavo vykdyti operaciją. Zelenskis jam pasakė to atsisakyti. Fyodorovas, rodydamas savo būdingą užsispyrimą, atsisakė, todėl Zelenskis jo atsikratė. Velnias, gal net nutekėjimas yra iš Fyodorovo komandos.
bandant priversti Zelenskį imtis veiksmų. Na, tai yra įdomus perėjimas. Nes nemanau, kad turėtume visam laikui nurašyti šią operaciją. Rusija turi problemų su savo oro gynyba. Tai atvertų visiškai naują problemų virtinę Kremliui. Ukrainai reikėtų rasti būdą, kaip įveikti arba bent jau žymiai sumažinti civilių aukų problemą. Tačiau jei tai pavyktų, operacija būtų akivaizdžiai naudinga. Galbūt tai reiškia atsisakyti autonominio taikinių parinkimo. Pasak tariamų Ukrainos bandymų, dirbtinis intelektas dar nėra pasiekęs tokio patikimumo lygio. Taigi galbūt mes susidurėme su situacija panašiai į operaciją Voratinklis, kai dronuose naudojamos rusiškos SIM kortelės, kurios gali susisiekti su Ukrainos pilotais. Manau, kad Rusijoje SIM kortelės atrodo taip, bet aš nesu šios srities ekspertas. Aš taip pat nesu ekspertas, kaip apskritai įveikti šias logistikos problemas, todėl šiuos klausimus geriau palikti karo planuotojams Kyjive. Mano paskutinė mintis čia yra ta, kad viena iš švelninimo strategijų yra iš anksto paskelbti apie ataką ir priversti civilius evakuotis, nesuteikiant pakankamai laiko apsaugoti infrastruktūrą ir lėktuvus. Kokį poveikį turėjo nutekinimas? Pirmo lygio sąmokslo teorija yra ta, kad Ukraina iš tiesų neturi noro įvykdyti atakos dėl priežasčių, kurias šiandien aptarėme. Politiniai veikėjai Kyjive tyčia nutekino pasiūlymą, bandydami priversti tas tarptautinės įmonės pasitraukti pačioms. Tačiau antro lygio sąmokslo teorija yra ta, kad planas vis tiek gali būti įgyvendintas. Vėliau kritikai galės remtis ataskaitą ir pastebėti, kad tos oro linijos toliau veikia, nepaisant viešo problemos pripažinimo. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime išsinešti šiandien? Ukraina pateikė įdomų pasiūlymą smogti Rusijos civiliniams oro uostams. Kol kas Ukraina atsisakė šios galimybės, bijodama pakenkti civiliams. Tačiau nėra garantijos, kad Ukraina ir ateityje laikysis šio atsisakymo. Tuo tarpu priešingybė ateičiai yra praeitis. Ir šios dvi puikios knygos aprašo ankstesnius šio karo pradžios etapus. Daugiau informacijos apie jas rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokite save.